Skibidi tualetas. Mačiau nuotrauką Facebook'e. Tualetas, o iš tualeto kyšo žmogaus galva. Skibidi tualetas. Skibidi tualetas, mačiau ir aš. Skibidi tualetas, taip, skibidi tualetas, japonų biologinis ginklas. Jų eksperimentas. Japonai grobdavo korėjiečių vaikus ir kišdavo juos į tualetus. Kišodavo tik galva. Ir taip gimdavo skibidi tualetai. Korėjiečiai vaikai tualetuose. Tai čia tas pats principas, kaip kad japonai arbūzus augina kubinėse stikluose. Bla bla bla. O girdėjai kažką apie tralalelo tralala? Aš tapkinas. Aš tik tapkinas. Man asmeniškai nusišvilpt. Tunk, sahur. Tapkinai, pastebėjau, tavo visai L riz. Taip, riz gal ir L, bet veinyje D tai XL. Aš dabar kaip tik neseniai pradėjau laikyti dietos japoniškos. Demaxing. Daug jūros gėrybių, daug arklių vitaminų. Kraštuoti. Ar bandei Bumblauskai kraštuoti? Kraštuoti? Tikriausiai turėjo omeny edžint. Aš edžinu galvodamas apie aikštelės herojų LeBroną Jamesą. Ar esi girdėjęs apie jį? Šlovingas karalius. Krepšinio generolas, mano saulės spindulėlis tamsią nykią dieną. Nepakartojamas. Deja, yra tokių žmonių, kurie niekada nebus kaip jis, ne? Tavo tiesa. Pavyzdžiui, tas šuva Žemaitaitis. Bingo. Būtent tas netikėlis man ir susišvietė galvoj, kai sakiau. Šitą žvėrį garsino Grand Slam Productions.